Aš, Vilhelmas ir Eimantas. Vilhelmas jau prisišnekėjo ir prisirašė, o Eimantas štai dar nepasakė nei vieno žodžio. Eimantai, Taip. mes apie tave nieko nežinom, papasakok apie save. Taip, aš Eimantas Šaulitis, mokausi Šilutės Vidūnų gimnazijoje. Pačioje geriausioje gimnazijoje Šilutėje. Man patinka krepšinis, aš esu vienas iš tų 3 milijonų krepšinio ekspertų. Stebiu kiekvienas Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat seku Žalgirio ir Lietuvos Ryto rezultatus. Kaip atrodo tavo diena? Pirmiausia, atsikeliu. Iš esmės, jinai nėra labai įdomi. Tiesiog kiekvieną dieną stengiuosi sužinoti, ką nors naujo ir ko nors išmokti. O kaip atrodo tavo laisvalaikis? Dabar jo net neįtin daug lieka, tai daugiausia tai tiesiog pamėtau į krepšį, paskaitau gerą knygą, su draugais praleidžiu laiką. O kiek mokslams skiri laiko? Tarkim, tai neišmatuojama. Kalbant apie, pavyzdžiui, bendrą išsilavinimą, Eimantas yra tiesiog genijus. Jisai labai daug žino apie istoriją, literatūrą ir įvairias kitas sritis. Kiek pastebėjau, tai tiesiog nėra klausimų, kurį jis neatsakyti. Labai padeda pasiruošti testą, iš tikrųjų daug geriau pakalbėti su Eimantu, nei skaityti vadovėlį. Dalyvauja visur ir, pavyzdžiui, žaidžia žaidimus visus. Tenisą, krepšinį, stalo tenisą, futbolą. Nors jis tai nedaro gerai, bet jis visur dalyvauja. Jis yra nuostabus draugas, va taip čia. Grynuolis, tikras grynuolis, tvirtas, žinantis tikslą, intelektualus. Va tokie turėtų kurti Lietuvą. Kokie dalykai tave labiausiai erzina šiandieninėje Lietuvoje? Tai tas bumbėjimas, skundimasis, ypač politikais, tarkim, kad ir išsirinkom blogą valdžią, bet mes ir patys išsirinkom. Kokią savo ateitį įsivaizduoji? Žinot, nesu labai konkrečiai nusprendęs ir tai iki šiol mane šiek tiek gąsdina, bet aš kaip ir jau žinau, kad turbūt sėsiu su istorija, galbūt tarptautiniai santykiai. Na ką, grįžtame į žaidimą ir Dominikas savo trumpom kojytėm išbėga į aikštelę, Eimantas perima kamuolį ir opapa! 3 taškai, Lietuva laisva, vėja ištripta. 3, 2, 1, alio. Aš tikiuosi, garsas yra. Aš eidamas iš Šilutės į Klaipėdą pasiklydau ir jeigu kas nors ras gyvenime šitą kasetę. Aš daugiau turto neturiu, tik tai gyvenimo džiaugsmą. Bus kaip bus. Iki. Gitana? Kaip netikėtai mano nelaiminga diena pakrypo. Kodėl tu Gargžduose? Čia išgyvenu Gargžduose. Labas, Gitana. O kur mokais? Klaipėdai. Važiuojam į Klaipėdą, Gitana. Aš esu Gitana Grūdytė iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos. Mokausi šioje mokykloje jau visus 3 metus. Man labiausiai patinka geografija. Noriu pasakyti, kad Gitana yra labai paprasta, nuoširdi, labai darbšti ir labai įsimylėjusi geografiją. O šiemet jinai labai svajoja laimėti atrankos konkursą į 10 pasaulinę geografijos olimpiadą, kuri vyks Japonijoje. Tai didžiausia jos svajonė. Kaip atrodo tavo gyvenimas be mokslo? Daugiausia, aišku, mokslas užima, bet kai jau turiu laisvo laiko, tai jau man labai patinka įvairius filmus žiūrėti, kartais ir kino teatrą nueiti. Šiaip papramogauti su draugais, kur nors tiesiog nuvažiuoti, nes kartais būna tiesiog gali sėdėti kavinėje ir nieko neveikti, daugiau tiesiog su draugais ir viskas. Šitam paslapčių ir skrybėlių pilnam teatro kambarėlį mes kalbiname Gitanos auklėtoją. Ir jos norėtume paklausti, kokia yra Gitana? Gitana labai šiltas, labai mielas žmogutis. Kaip matote, mes ją klasėje vadiname proto bokštu. Ne tik tai klasėje, bet ir visa mokykla žino jos tikrai ypatingus gebėjimus. Tik. Ar turi dygliukus? Turiu. Jei man kas nors nesiseka, tai aš turiu tokią blogą savybę. Aš visada parodau, ką aš jaučiu. Tai jei jau būnu nervuota, tai jau visi žino. Man tai taip neišeina. Gitana yra labai draugiška, labai protinga ir jinai visada turi ką nors pasakyti. Ir ne šiaip bet ką apie orą, o ką nors labai įdomaus.
nors ir apie orą gali labai įdomiai papasakoti. Kruopšti labai siekianti savo tikslo. Jeigu jį nori gauti 10, tai gausi 10, nemiegos 2 naktis, 3 naktis, bet gausi tą 10. Jinai tiesiog visiems labai padeda, jinai labai draugiška, jinai tiesiog rūpinasi visuomet visais ir mažiau savimi negu kitais. Visus mėgsta vaišinti šokoladu. Čia jos, kaip sakant, vienas iš bruožų visą laiką ateis ir pasiūlys šokoladą. Taip. Kaip tu įsivaizduoji savo ateitį? Man toks yra moto, galim sakyti, kad pagyvensim, pamatysim, kaip bus, tiesiog nesistengiu per daug žiūrėti ateitį, nes, iš tikrųjų, nežinau, ką aš noriu ten tiksliai studijuoti, nei ką. Tai gerai, kam čia kvaršinti galvą, vis tiek neaišku, kaip čia bus. O mes grįžtam į studiją ir pasižiūrėsim, ar Gitanai pavyks įveikti Eimantą ar ne.